Akcinė bendrovė bus kaip? UAB Telkmė. Telkmė. Šiais metais atliktų vizitacijų buvo 148 mūsų su kitom kontroliuojančiom institucijom. Šitas vizitavimas yra išskirtinis tuo, kad objektas yra ganėtinai didelis ir čia dalyvauja didesnės pajėgos tiek valstybinės darbo inspekcijos, tiek mokesčių inspekcijos pareigūnų. Ir planuojama, kad iš tikrųjų į ateitį žiūrint, tai statybos sektorius ir viešo maitinimo sektorius bus labiau tikrinamas, būtent tokiais vizitavimais. Kodėl būtent šie sektoriai? Šie sektoriai yra rizikingiausi, kadangi gaunam daugiausiai pranešimų apie vykdomus pažeidimus tose sektoriuose. Ir negalima pasakyti apie tą objektą. Tas objektas pasirinktas kaip didžiausias atsitiktinės atrankos būdu ir iš tikrųjų mokesčių inspekcija tai atranką gali tikrinti ir vietoj pagal turimus duomenis, gali tikrinti pagal pranešimus gyventojų įmonių ir gali tikrinti būtent atvykdomus vizitavimus. Šiuo atveju ta tokia akcija vyksta atliekant vizitavimą kartu su darbo inspekcija. Na, bet jau yra buvę tikrinimų ir šiek tiek anksčiau, ar ne? Kokie Taip, tikrinimai yra buvę, tik tai nebuvo tokio plataus masto. Jie šiandien dieną vyksta visoje Lietuvoje, didžiuosiuose miestuose, o ateityje kelsis į regionus, būtent statybų aikštelių priežiūrą. Nes, kaip matote, teritorija yra labai didelė ir keturiem inspektoriam patikrinti visus darbuotojus užima daug laiko. Tai trukdomas ir mokėtojas pats trukdomas, ir darbai trukdomi. Tai šiuo atveju darom bendrą tokį patikrinimą kartu su darbo inspekcija, pilnu pajėgumu ir iš tikrųjų tik suinventorizuojam statybos aikštelėje dirbančius žmonės, o toliau atliksim analizę, žiūrėsim, kaip tie žmonės dirba, kaip atlyginimai. Dažniausiai pasiteisinis, kad ir visuose nelegalių darbų būna, kad mes dirbam pirmą dieną, atėjom tik tai pabandyti darbų, nors turim informaciją, kad tas darbuotojas dirba keletą dienų, nebe pirmą dieną. Ir, kaip galiu sakyti, 99% būna visi darbuotojai pirmą dieną dirbi, pagal pasiteisinimus. Ir dar pasakysiu, gal statybos sektorių, dėl ko mes atliekam daugiau bendrus patikrinimus. Dėl to, kad statybos sektorių yra pats rizikingiausias. Daugiausia sunkių mirčių nelaimingų vyksta statybos sektorių, nelegalių darbuotojų irgi daugiausiai nustatoma statybos sektorių. Šiais metais per 10 mėnesių mes jau statybos sektoriuje yra nustatyta 100 darbuotojų, kurie dirba nelegaliai. Pernai per tokį patį laikotarpį buvo 54. Tai nelegalūs darbuotojai statybos sektoriuje pagal Panevėžio apskrities patikrinimus yra apie 60% vien statybos sektoriuje. O sakykit, dar netgi būna ir tokių atvejų, kad jūs net ir perspėjot, kad atvažiuosite tikrinti, bet vis tiek randate nelegalų. Būna. Tai pasakykite, koks ten tas atvejis buvo. Buvo pranešta įmonė, kad bus atliktas planinis patikrinimas, nes planinis patikrinimas pranešam, informuojam darbdavį, kad prieš 10 darbo dienų, kad mes pas jį atvyksime. Taip pat tos įmonės yra skelbiamas mūsų interneto tinklalapyje. Kiekvieną ketvirčio pradžioje mes paskelbėme, kokias įmonės tikrins. Ir nuvykus atlikti planinį patikrinimą, toje įmonėje buvo rastas nelegaliai dirbantis darbuotojas.